Dažnai sakoma, kiek žmonių, tiek nuomonių. Vis dėlto visada būna dauguma, kurių nuomonės, jeigu ir nesutampa, tai netiek jau daug ir skiriasi. Štai ekrane matote daug stačiakampių. Įsižiūrėkite ir pabandykite pasirinkti vieną, kuris kelia didžiausios darnos įspūdį, kuris atrodo harmoningiausias. Manau, kad buvo visokių pasirinkimų. Tačiau turbūt ne vienas pasirinkote vieną iš šių stačiakampių. Tai auksiniai stačiakampiai, kurių kraštinių ilgiai sudaro santykį vadinamą aukso pjūvio santykiu. Aukso pjūvis yra klasikinės graikų matematikos kūrinys. Tikriausiai jį žinojo pitagoriečiai, o mes jį žinome iš Euklido veikalo Pradmenys, kurį sudaro 13 knygų. Šiame veikale yra štai toks uždavinys. Atkarpą reikia padalinti į dvi dalis ir taip, kad visos atkarpos ilgio ir didesniosios dalies ilgio santykis būtų toks pat kaip didesniosios dalies ilgio ir mažesniosios dalies ilgio. Euklidas parodo, kaip tai galima padaryti, naudojantis tik tai dviem instrumentais – skriestuvu ir liniuote. Na, jeigu mes atkarpą padaliname, dabar jau galime sudaryti stačiakampį. Pavyzdžiui, viena kraštinė jo, tai yra visa atkarpa, kurią dalijome, o kita stačiakampio kraštinė tai didesnioji dalis. Tai ir yra auksinis stačiakampis. Galima sudaryti ir auksinį trikampį, pavyzdžiui, imant kaip pagrindą trumpesnėje dalį, o ilgesnėje dalį imti kaip lygiašonio trikampio kraštinės. Taigi gausime štai tokį trikampį, kuris turi tokią savybę, kad kampas prie viršūnės yra dvigubai mažesnis už bet kurį kampą prie pagrindo. Kam graikams reikėjo to auksinio trikampio? Na, graikai mėgo darną ir juos žavėjo taisyklingieji daugiakampiai. Tai yra tie daugiakampiai, kurie turi visas lygias kraštines ir visus lygius kampus. Ir graikai braižė tuos daugiakampius naudodami tik skriestuvą ir liniuotę. Lygiakraštį trikampį, taisyklingai daugiakampį turinti tik tai 3 kampus, 3 kraštines lengva nubraižyti. Lengva nubraižyti ir kvadratą. Kvadratas irgi yra taisyklingasis daugiakampis. O štai nubraižyti taisyklingai penkiakampį galima tik tai mokant nubraižyti auksinį trikampį. O auksiniam trikampiui braižyti reikalinga mokėti padalinti atkarpą aukso pjūvio santykiu. O kokius dar daugiakampius taisyklinguosius galima nubraižyti skriestuvu ir liniuote? Na, šitas klausimas buvo neatsakytas net 1500 metų. Antikos graikai pastebėjo, kad stačiakampis, kurio kraštinės gaunamos dalijant atkarpą aukso pjūvio santykių, kelia darnos harmonijos įspūdį. Todėl tokie stačiakampiai, tokios proporcijos, tokie santykiai buvo naudojami architektūroje ir mene. Pavyzdžiui, kurdamas Partenoną, skulptorius ir architektas Fidijas naudojo šitą santykį daugelyje vietų. Graikai nevadino šito santykio aukso pjūvio santykiu, jie vadino kitaip. Aukso pjūvio santykiu šį santykį pavadino XIX amžiaus pirmoje pusėje vokiečių matematikas Martinas Omas. Auksinis stačiakampis štai turi tokią savybę. Viena kraštinė ilgesnė, kita trumpesnė. Jeigu
atpjausime nuo auksinio stačiakampio kvadratą, kurio kraštinė yra tokia pat kaip trumpesnioji stačiakampio kraštinė, tai likęs stačiakampis vėl bus auksinis stačiakampis. Jeigu iš jo atpjausime kvadratą, tai gausime naują, mažesnį auksinį stačiakampį ir taip toliau. Dabar padalyję pradinį auksinį stačiakampį į tokias dalis, mes į kiekvieną kvadratą galime įbrėžti ketvirtį apskritimo ir šitie apskritimai sudarys spiralę. Spiralė sutinkama daugybėje gyvosios ir negyvosios gamtos formų. Sraigės kiautas susivijęs pagal spiralę. Rožės žiedas, vainiklapiai išsidėstę pagal spiralę. Net galaktikos sukasi pagal spiralę. Spiralė yra universali kreivė, kurią sutinkame visur. Nepaprastai aukšto lygio graikų matematika galėjo būti užmiršta, jeigu arabai nebūtų išvertę veikalų į savo kalbą. Taip per šitos vertimus europiečiai paveldėjo graikų matematikos mokslą. Tačiau, kad jį suprasti ir kad kurti toliau, prireikė ko ne 1500 metų. Na, Renesanso laikotarpiu visi pagrindiniai išlikę veikalai buvo išversti į lotynų kalbą ir suprasti ir prasidėjo naujos matematikos kūrimas. 15 amžiaus matematikas Luka Pačiolis parašė knygą skirtą aukso pjūvio santykiui. Tiesa, jis šitą santykį vadino dieviškąją proporciją, o iliustracijas šitam veikalui sukūrė Leonardas da Vinčis. Leonardas da Vinčis naudojo dieviškąją proporciją komponuodamas savo paveikslus, taip daro ir šių laikų menininkai ir architektai. O kamgi lygus šitas aukso pjūvio santykis kaip skaičius? Na, lengva nustatyti prisiminus paprastas mokyklinės matematikos žinias. Jeigu atkarpos pradinės ilgis yra 1, o didesniosios dalies ilgis yra x, tai aukso pjūvio santykis yra 1 dalintas iš x, jį raide phi, minint architektą ir skulptorių Fidiją, pradėta žymėti 20 amžiaus pradžioje. Na, lengva sudaryti kvadratinę lygtį, išspręsti ir surasti, kad šito auksinio pjūvio santykio apytikslė reikšmė yra 1,6 ir taip toliau. Tai racionalusis skaičius, mes jo niekaip negalime užrašyti visų skaitmenų žinių. Tačiau, kad apskaičiuoti apytikslės aukso pjūvio santykio reikšmes, mums visiškai nereikia mokėti traukti kvadratinę šaknį iš 5. Štai 12 amžiaus matematikas Fibonaccis parašė tokią knygą Liber Abaci. Joje jis mokė europiečius, kaip naudotis arabų skaitmenimis, 10-tainiais skaitmenimis, kuriais mes ir dabar naudojamės. Ir šitoje knygoje yra toks vienas uždavinys, gali pasirodyti juokingas ir visiškai nesvarbus, apie tai, kaip gausėja triušių šeimyna. Jeigu iš pradžių buvo viena pora triušių, po mėnesio dar ir liko ta pati viena, bet po 2 mėnesių atsirado dar viena pora ir taip toliau. 2 mėnesių amžiaus pora papildo šeimyną dar viena triušių pora. Ir skaičiuodami, kiekgi porų mes turime iš pradžių, po vieno,
mėnesių, po 2, po 3 mes gauname Fibonaccio skaičių seką Fn. Jie turi štai tokią savybę, kad kiekvienas skaičius yra 2 ankstesnių skaičių suma. Ir visai nesunku įsitikinti, kad kada mes skaičiuosime tuos Fibonaccio skaičius ir jeigu imsime santykius Fibonaccio skaičiaus Fn ir prieš jį einančio Fibonaccio skaičiaus, tai šitas santykis artės ne prie ko kito, bet prie to paties aukso pjūvio santykio. Taigi čia geometrija per Fibonaccio skaičius susisieja su aritmetika. Ir atrodo uždavinys vaikiškas ir visiškai nesvarbus, bet šita skaičių seka turi daugybę taikymų. Jeigu jūs pažiūrėsite, kokiuose srityse šitie Fibonaccio skaičiai yra sutinkami, tai tikrai nustebsite. Auksinį stačiakampį, spiralę mes galime pamatyti ir ant lietuviško pinigo. Tiesa, tas pinigas yra auksinė, architektūrai skirta 10 litų moneta. Štai ir visas mano trumpas pasakojimas apie aukso pjūvio skaičių, bet apie jį parašyta daugybė knygų, kurioms perskaityti reikėtų daugybės valandų ir taip pat žinių.